Laimutė Špakauskienė, man 88. 1928 balandžio 28 Kaune Raudonam kryžiui, taip kad mano tėviškė ne labai gaila, ne kur kryželiai, kur liepos ir ąžuolai, bet vidury Laisvės alėjos. Taip kad ir 41 metų tremtinė, kuri su mamyte ir broliu pateko prie Laptevo jūros. Tėtis 42 sušaudytas Kansko kalėjime, pervežtas iš Krasnojarsko Rešiotų lagerio į Kansko kalėjimą ir į mišką pėstute. Va, o kurie mes išlikę gyvi po šitos tremties, buvę vaikai, aišku, jau 90-ais, aišku, manyčiau, mūsų daugelio ten likusios jau neišgyvenusios ir mano mamytė jurtoj mirė. Bet mes likę vaikai susiradom, vienas kitą susibūrėm, nes tai iš tiesų ta tremtis tokia, kad ir prašom atvažiuoti 11 birželio čia, turėsim eilinį didelį 75 metų sukakties tremties susitikimą, bet jau labai nedaug mūsų. Aš iš tų vaikų, kurie Lietuvoje pradinę baigė, o kurie gimnazijoje mokėsi, tų savaime jau nėra. Ir mes susibūrėm į Lapteviečių broliją ir pradėjom svajot. Mano broliai buvo įkišę Šakiuose, ten kambarėlį samdė, Šakių gimnaziją lankė. Tyliai, ramiai, žodžiu, naujas vyrukas, 16-metis. 15 jis ten pradėjo, 16 jau išvežė. Jisai pėsčias parėjo 8 kilometrai iš tų Šakių. Tėtis parėjo iki karo vaikus, jau reikia kelt. Kažkur, kad būtų šviežias veidas. Ir mane puikiai sugalvojo, kur mane turėjo į Panevėžį gabent. O brolis, toks 1,80 m keli, 16-metis, balsas keičiasi, bosų šneka, plius jis kaštoninis, aš tai bliondinas, o jam pradėjo tamsus bakenbardai kaltis. Kaime, kad ir vienkiemiuose tokį įkišt, jis, kaip sakyt, visiškai skiriasi. Va, ir dėl brolio tėvelis liko, kad gal kaip rytoj mane gabens, gal kaip nors sugalvos, dar reikia sugalvot, kaip gabent, pilnagi tos kariuomenės, čia judėjimai, visa kita. O jie plius tengi visur rausė pasienius, darė tą zonas. Tai ir tėtis liko ir ta naktis ir buvo. Ta naktis, kada tai aš žinau, tėčiui nei krustelt ant kėdės ir šautuvai iš šonų stovi. Mum ničnieko, teta norėjo per duris įeiti iš kitų kambarių, tai tėvelio sesuo neįleido. Tik tai klykė ten ginklai, o ginklai buvo. Ir turbūt ir tėvai pagalvojo, o mes su broliu tai tikrai už tai, kad mes vis tiek, mes miesčioniukai, vis tiek mes kaime žaist dar norėjom. Ten mum indėnai visokie buvo, visa kita, o čia jau visai kiti reikalai, jau rimtas reikalas, mūsų žaidimai surimtėjo. Ir mes ten pradėjom visokius karus ir visokius savanorius ten vaidinti. Ir mes po didelę suvalkietišką klėtį palindę su broliu užtikom tėtės. Jis ten valdišką ginklą atidavęs buvo. O nuo nepriklausomybės, taigi ten visokių kokių ten buvo, visai gražių. Tai
Ir mes labai greit pažinom tėvelio ten tuos apvyniojimus tokius impregnuojančius ir visas ten tas daiktas po klėtim už apatinių balkių užkištas, o čia klykia ginklų, nu tai mes ir galvojam, kad jie žino, o ten tik pretekstas buvo. Ir kada jau pro duris, tai mamytė tik tai kažkodėl paėmė albumą ir sustingo prie slenksčio. O tėvelis nuo tos kėdės sako, padėk, vis tiek toj sušaudys. Paskui taip truputį nuščiuvo, sako, gal saviškiai atras. Nu ir viskas, ir išėjom suknelytėm. Tėtis, kur, aš nežinau, kur jisai buvo, nu jau 40-ais, 41-ais, tai tikrai nepartizanavo miškuose. Buvo ūkininkai, buvo lietuviai, buvo mintys, buvo galvojimas, kaip čia varysim. Ir aišku, kad jau kam reikėjo, vieni pas kitus nakvojo sodybose, ūkiuose ir kombinavo, kaip ten toliau reiks daryti ir kiek turi kokios amunicijos katras. Nu va. O brolis parėjo su gimnazisto kelnėm, ačiū Dievui ilgom, bet baltinukai trumpom rankovėm uniforminiai, tai tokie ir išvažiavom. Tai ten jau buvo labai, dar kas kažkokį tai turėjo daiktą, nu vis tiek kažkokį tai, kažką tai, o čia nieko, ir sninga ant tavęs, ir vis tiek tu turi dirbti. Tai mamytėm, tai aš nežinau, kokį paminklą. Mes tai pastatėm tik lietuvių kalbos pamoką. Padėką mamom, kurios nenusileido ir čia visą laiką mes mokslus ėjom, kad visokiais būdais tamsoj, šaltyje, su vienu degančiu siūlu, šalia mirštančių, šalia viso kito. Mamytės didvyriai buvo. Ir staiga iš normalių, gražių, lietuviškų mūsų mamų. Kas buvo po to, kai įsiveržė į namus jau kareiviai? Nu, ginklų gargaliavo, pasodino tėtį ir jį galbūt pasodino, nes daužė iš kiemo pusės duris. O mūsų šeima jau svetainiai miegojom, mes 3, tėvelė ir aš, ir broliukas, kuris parėjo ant sofos kitam kambarį, o jie daužė į virtuvės duris, ne iš sodo pusės, kur mes miegojom. Ir tėvelis pagalvojęs, kad jo atėjo, jis per sodo verandą, į sodą, ir žodžiu, jau kada jie įsiveržė, tai jie pirmiausiai pro virtuvę užtiko brolį. O tas kaip atsistojo su kelnaitėm, plikas ilgas, bosų kalbantis akys žalios ir rusiškai nei žodžio. Nu ir jį suėmė tam kitam kambarį. Kaip jį suėmė, tai raudodama mamytė jau lekė, kad čia mano sūnus. Mamytė gerai kalbėjo, jinai ne tik rusiškai, ten daugiau žinojo. Jiem aiškina, kad čia yra sūnus, o mamytė nedidukė. 39 metai, iš vis atrodė labai vaikiškai ir kur jai tas sūnelis tenai už vyrą sueina. O tie visi, tie vidaus kariuomenė ar kas ten tokie, aš nežinau, ar buvo koks lietuvis, aš kažkaip neužfiksavau, man per daug baisu buvo. Nes mane irgi ten su šautuvu badė, kad lipčiau aš ten su savo naktiniais marškiniais iš lovos. Tai o tas brolis, nu ką, jisai tyliai spokso į juos ir tada mamytė pradėjo, galų gale įrodė, nu jie atsikvošėjo, kad čia vis tik vaikas, paauglys. Ir tada kur vyras? O mamytė staigiai, kadangi čia jau rytprūsiai po šonu, tai jinai aiškina Šiaurės Lietuvą, kad jis ten su reikalais išvažiavęs. Nu. Ir aiškina, žodžiu, kad jis ten, neatsimenu kokį ten miestą jau aiškina, ir atsidaro verandos durus į soną ir su šautuvais tėtį atveda. Ir tada jau jam neįkrust. Ir čia viskas labai greit, labai trumpai. Bet nes tai tą naktį ir išvežė jūs paskiau? Tuoj pat mus, bet mes manėm, kad čia pat šaudys. Bet paskui pasirodo, kad jie ten ant vieškelio pasistatė, tai vienkiemis, tai kaimas.
pasistatę sunkvežimį. Tai kaip į sunkvežimį sukišo, tai čia vienkiemiai, Suvalkijagi, išmėtyti tie vienkiemiai, reiškia vežk, kur tai miškas. Ir kol mus ten vežė, aš jau nežinau už kiek ir kur, kad mes susitikom dar vieną sunkvežimį. Ir ten jau matyt arba didelė šeima, arba jau ne viena šeima. Tai vėl mintis, tai reiškia, jau masinis šaudymas čia bus. Bet paskui jau kol mus nuvežė, aš dabar bijau pasakyti. Ar mus į Pilviškius, ar Vilkaviškį, man ten svetimas kraštas, aš bijau pasakyti. Tai jau tada, kai jau mus jau švito, kaip atvežė, tai tokia pieva prieš geležinkelio stotį jau buvo... jau su daiktai žmonių išlaipintų, tokia jau stovyklėlė jau buvo. Bet mum jokio sustojimo. Privažiavo, kiek galėjo sunkvežimis, iš karto iškraustė ir tiesiu taikymu į peroną, be jokio sustojimo. Į peroną ir perone jie buvo jau pasidalinę rolėm. Čia Sniečkaus yra vienas iš punktų, aš jį kažkur Kaune turiu užkišus. Kovo mėnesio įsakas Sniečkaus, kaip organizuoti slaptumą, transportą, žodžiu, daug punktų toks lapas ten yra. Ir aš tenai jau tokie labai tie sovietiniai valdiški žodžiai, kaip ten organizuoti, kaip. O aš vieną punktą tai gerai atsimenu, kad reiškia suimant elgtis taip, kad nesuprastų šeimos, jog vyrai bus atskirti. Vat šitą aš atsimenu punktą. Ten jau į antrą pusę, į galą tų Sniečkaus nurodymų. Tai ten kažkur apie vidurį kovo tas įsakymas, tai dar už 3 mėnesių, bet jau kaip paruošti, reiškia viską. Tai jau perone viena ta atlydėjusi gauja tėtį už pažastų į dešinę perono pusę, mus į kairę ir pavedė jau mus į tuščią vagoną, atidarė ir mes pirmi į tuščią ešaloną. Bet kadangi tėtė atplėšė, labai sunkiai, nes manęs nesitikėjo, aš kaip tik ten ir užkliuvau. Laikė už parankių brolį ir mamytę, o manęs nelaikė. Tai aš ant tėčio, rankom kojom kaip voras. Ir jie ne mamytę su tėtį su broliu atitraukinėjo, kur tikėjosi, o mano ten kojas rankas lamdė. Kur ten išlaikysi, gali kartą kitą apsivyniot, bet vis tiek tavegi išdrasko. Bet mes už tai sumesti į vagoną, mes girdėjom už kažkiek vagonų, kaip atidarinėjo, nes tuščias, aidas toks paryti švinta. Ir mes girdėjom, kaip jie ten rėkė, keikėsi ir matomai tėtį ten jau įmetė į tą tuščią vagoną. Tai mes visą laiką žinojom iki Naujosios Vilnios, kad tėtis yra mūsų ešalone. Ir aš Naujojoj Vilnioj išsprukau, ten kareivis kažko tai pravėrė ir aš ten ieškojau, rėkiau, valaitis. Aš radau vyrų kelis vagonus, taip. Moterų, ten vaikai, vienas kitas vyras ir vėl vyrų. Vyrų kažkaip labai baisiai prisimenu. Jau galų gale, kai radau tėčio vagoną, šaukiau ir man liepė sustot. Kareivis tai bėga paskui, bet aš tai priekis kurtu. Ir jau Naujojoje Vilnioje buvo daug žmonių. Naujojoje Vilnioje, kai aš radau jau tėčio vagoną, tai vyrai stovėjo stati, be baltinių, buvo labai karšta. O duryse buvo toks mikroplyšiukas kažkodėl, ar ta sklendė ten kaip nors, kažkodėl, tai toks nedidelis plyšelis. Nes paskui tėtis ten viskai prakišo, man sakysiu ką. Ir vyrai stovėjo visi šlaputėliai, be baltinių, kaip degtukai. Ar jie stati dėl to, kad jų tiek daug buvo ir negalėjo atsisėsti dėl to? Daug buvo, tikriausiai, bet ašgi nematau, aš tik matau, nes vieni ten pro tų grotų matosi kabo,
O tėtis, matyt, jie visi slidų, šlapi ir be to mato, kad vaikas turbūt kiti vis tik įtraukė pilvukus ir praleido, nes tėtis jau pralindo prie to plyšiuko ir atsitupė jisai. Irgi visas šlapės be baltinių. Tai jis labai greit 3 tokius spėjo, tokius nurodymus, pasakymus, reikalus tokius. Jis pirmiausiai greičiausiai nusiėmė vestuvinį žiedą, storą, tokį smetonišką, ir man prakišo pro tą plyšį, už tai šitą plyšį žinau. Ir sako, gal mamytė valgyt gaus, jisgi žino, kad mes nieko nepaėmė. Tada jisai sako, pasakyk Romui, kad nuo dabar jis vietoj manęs turi rūpintis mamytė ir tavim. Ir sako, valgyk žolę, aš valgysiu žolę, mes turim pasimatyti. Nu, Altajui valgėm tą žolę pilnai, kol užšalo. Ir kažkas matomai pamatęs, kad čia reikalas toks, kas nors galbūt protingiau, galbūt pasakė, variantų čia tūkstančiai, kaip kam išvažiuoti teko. Kažkas, aš, nežinau, gal kaip jūsų aparatukas juodas, gal tokio dydžio, gal mažesnio, tokio kaimiško kumpio gabaliukais prakišo pro tą plyšiuką. Man taip įsauja, toks nedidelis, toks pjautinis toks gabalėlis. Ir aš parsinešiau, tas kareivis, žinoma, mane jau prisivijo, bet aš jau vis tiek nesiruošiau niekur bėgti, nors ten man aukso kalnas gulėtų, aš vis tiek į vagoną būčiau grįžus, aš nebūčiau jokią progą pasinaudojus. Nors Naujojoje Vilnioje faktiškai prie didelių norų gal kam ir galima buvo, kadangi jau pilna žmonių buvo, jau žmonės ėjo vieni pažiopsot, kiti paieškot ir, jau suvaldyti jau buvo minia. Jau visi ėjo, jau tam kareiviui sunkiai už tai sekėsi mane vytis, nes jau reikėjo tarp žmonių. Aš tai maža ten skuodžiau, tiek akį rėkdama pavardę ir skuodžiau, o tas tenai jau su kliuviniais, ašgi nesigrėžiojau, kaip ten buvo. Tai va, taip buvo ir paskutinis pamatymą. Ar tai vagoną paskui tą pačią dieną pripildė? Ta naktį mus labai stumdė Naujojoje Vilnioje. Stumdė, bet tai jau turbūt buvo 3 para po suėmimo, nes mes 2 dienas mes išstovėjom toj stoty, kur sulaipino. Tik ar Pilviškė ar Vilkaviškis, dabar aš neatsimenu. Ir tik po 2 dienų mus jau atvežė į tą Vilnių ir mes dar Vilniui prastovėjom, o tą naktį iki paryčių daužė, kol atkabino matyt visus vyrų vagonus. Ilgas procesas, kol tą, žinot, visą ešaloną stumdo, nes labai tie, žinot, kaip atkabina, ten trinkt, sujungia tuos vagonus. Ir jau iš ryto mes riedėjom. Bijočiau pasakyti, bet aš kažkodėl pati taip esu sugalvojus, kad gal tai jau buvo 19 diena. Gal jau buvo 19. Bet mes jau riedėjom, jau su tuo savo, kurį Altajų. Kurių metų? 41. Birželio? 19. Aš galiu netiksliai pasakyti. Gal yra, kurie be galo puikiai fiksuoja, o aš iš tų, kur man širdį skauda, kur aš čia raudu Lietuvos tėčio ir taip toliau. Ir man tos datos, ten tokiai mergiukščiai 13 metų, aš bijau. O paskui kaip tai aš jau ir kalbos tokios nebuvo, aš tikrai nežinau. Aš net su broliu net netikslinau, dabar jau viskas vėlu ir brolio seniai nėra. Bet ko gero tai galėjo būti apie 19. Kad mes, žinau, kažkur tai važiuodami, kaip tos lėkštės kabėdavo juodos tie garsiakalbi, kad išgirdom, kad karas. Tai mum be to dar uždarydavo vagono tuos langelius, kad mes ten nespoksotume.
ir bet vis tiek kažkas išgirdo, tai dar vagone labai taip toks pakilo šurmulys, o gal dar kokį kelią čia subombarduos, gal Dievas duos čia kaip nors mes, kad dar ne taip toli tas jausmas buvo, kad gal dar, bet aišku jau beprasmiška, vis tiek jau mes ten kažin kur buvom. Tai jūs maitino kažkaip tas dienas, kol iš... Nu, kad... Kodėl aš nepamenu, kad maitino? Aš visiškai nepamenu, kad maitino. Aš atsimenu, kad duodavo tos prosų košės, tokios pliurzės kažkokios, kai vežė iš Altajaus į šiaurę. Kodėl aš ją atsimenu, o kodėl aš čia neatsimenu? Kad, aš tikrai neatsimenu. Aš kad vandens išleisdavo ir paimdavo mirusius kas kelintą parą. Tai aš labai atsimenu, dar rusiškai tada nesupratau, bet tą vienodą riksmą. Kaip čia rėkdavo? 2 ведра, 1 человек. Tai tada iš vagono iššoka. Iš kur tie kibirai, aš nežinau, gal jie buvo davę, ten ne mano ten problema buvo, ir kadangi aš nešokinėjau, ir iš kiekvieno vagono po žmogų ir varydavo jau tada sargyba, varydavo prie tų, kur į garvežius pildavo, ta gerklė tokia brezentas, kažkur tai tarp bėgių būdavo, kur betonuotas tarpas tarp bėgių ir paskui ten būdavo tas į garvežiusgi pildavo ten per tokį storą brezentinę gerklę tokią. Tai ten nuvarydavo, pasipildydavo ir viskas, ir vėl tada duris uždarydavo ir lavonus paimdavo tada. O apie maistą, nes, niekaip man, nes aš dar, nenorėjau per daug jūs gaišinti ir smulkintis, toj stoty mamytė iš kažkur kažkas matyt davė, kažkas turėjo, kai tokį, visiškai mažą tokį per tas spyglius išmetė raštelį su adresu tėvelio tos tetos, ne tetos, sesers, iš kurios mus išvežė. Bet tai buvo čia netoli Lukšių, 1,5 kilometro, tai nuo stoties, kad ten kažkas virš 70 kilometrų. Ir vis tik atsirado žmogus, kuris tą lapelį paėmė nuo bėgių, nuo ešalono, nuvažiavo ir Tetėnas pasikinkė arklius ir atvažiavo tą minutę, kada pradėjo ratai suktis į Naująją Vilnią. Jis jau ėjo pro tą plyšį, ką turėjo ant rankos pasidėjęs. Tai kaip apie valgį, tai aš prisiminiau, kad Tetėnas, jis į tokį su rankena smetonišką aliuminio puodą, tokį nelengvą. Dar žinau, kad rankena medinė ir mūsų tas puodas iš mūsų namų. Kiek turėjo namie sviesto, kadangi sriubinis, tai toks platesnis, ir dugne ten buvo kažkiek sviesto. Tai va tą sviestą jis turėjo duonos kepalą ant rankos, nes viskas vežime. O jis tik eina per tą daugybės vagono ešaloną ir ieško, jis net nežino, kad tėvelis atskirtas. Jis ieško Valaičių šeimos, eina rėkia. Tai kol jis daėjo, dar to laiko jau visai neliko. Jis ant rankų turėjo mano žieminį paltuką, už kurį mes pravalgėm, Altajuje valgėm. Mamytės demisezoninį, kurį mamytė pravalgėm, bet jin išardė pamušalą, nes ten kova ėjo už gyvybę. Jin pasiliko pamušalą, nesuderėjo už kiek, nes tas pamušalas dar buvo mūsų kaip vertybė. Ir mamytė, moteris susiuvo
mes ją mirusią palaidojom su to pamušalu. Va. Tai aš tą pamušalą sausą ir gražų 89 ir kažkas mano saloj paaukojo, kadangi ten nebuvo ilgas paltas ir kažkas tai gabalą, tikriausiai paklodės. O čia yra aukso vertė, nes tų žaizdą mes neturėjom su kuo nušalusią uždėti lopinėlį kažko. O čia, kad dadurt, reiškia, iki pat, va tą baltą mamytę į medžiagą dadūrė tokia paklodinė, čia buvo pamušalas ir mamytė viską tą sausą gražų radau 89 po 43 metų. Aš tai labai, labai gerai atsimenu. Viskas tas buvo sausa, gražu ir mamytė buvo jauna ir graži. Tai va. Tai, žodžiu, ir va tas kumpio gabalėlis, bet ten, kadangi ne vienas tetėnas buvo prie to plyšio, ten dar grūdosi, mamytė, kaip sakyt, nepakariavo turbūt. Ir žodžiu, kad ten kažkas pasakė, kad duonytė jiem ten įmesta, žodžiu, ten, kad ten ir buvo, ir brolio buvo net ne gimnazisto, o pradinuko žieminis paltukas. Tai brolis Altajuj kalnuose, mes buvom kalnuose, pačiuose kalnuose, nes mes nuo Bysko pėstėjom į Priekalnes, į kalnus 8 dienas pėstėjom. Tai brolis, būdamas jau 16, paltukas jam buvo šitaip, bet jis vis tiek ten, kadangi plonas, jis įsispraudęs, jisai mišką kirto kalnuose, tos didžiulės, ten visas tos kedrus visokius, ten viską. Ir mamytė su savo to demisezoniniu, o mano pardavėm, suvalgė mano paltuką. Tai vat, už tai man visiškai nėra akyse reginio, kad kažkas būtų koks tai maistas. Aš tik paskui jau skaičiau tenai NKVDistų ataskaitas, tai jie aiškino, kad ai ne. Čia jau Jakutske, čia 95. Vienas saugumietis, kai mes buvom svečiuose jau Jakutske, 95 jau ne ekspedicija, mes jau svečiuose buvom 10 žmonių. Tai vienas atsibrovė, mus labai labai jau ten gražiai priėmė su visais, žodžiu, labai ir prezidento lygis ir viskas, žodžiu, labai. Ir atsibrovė vienas iš tų, kurie jau buvo tada suaugę. Ir vietoj to, kad leistų kalbėti jakutų tremtiniam, kurie su mumis buvo, ir mes, ir normalūs jau jakutai, jis prisibrovė prie mikrofono ir pradėjo aiškinti, kad jis buvo atsiųstas, žodžiu, gelbėti vaikų tremtinių, kad buvo, žodžiu, specialus maistas vaikam. Kad, žodžiu, jau, maždaug kaip, nemoku apsakyti, kas priimtų kažkokius tai... Melas. Taip, kad jisai ten Jakutija teritorija kaip 8 Prancūzijos, tik ten tų žmonių nėra, tai kažkur čia iš piečiau atkeltas į tą bulūną. Tas bulūnas tai yra Lenos krantas, keliasdešimt ar keliolika rastinių iš vandens ištrauktų trobelių, ten Bulunskiai rajon ir ten jau jų lizdas, tas pagrindinis, nors ten, kaip sakyt, jis yra Kisiūras vienas krantas, Bulūnas kitas, Bulunskiai rajon, bet gyvena tam Kisiūrė tos trobelės tenai, žodžiu, lizdas tų NKVD ir nežinia ko. Ir jisai ten buvo ir, žodžiu, organizavo mūsų mokslą, mūsų maistą, specialų visokių priežiūrų ten ir visokių gerbuvių. Ir mes ten jau pieną kondensuotą turbūt gėrėm, sviestų tepėm ir su medum dar užsilaižėm. Ir jisai pradėjo šnekėt, kas ten pasidarė, pažaliavo visi, nei jo ten numesti.
Žodžiu, ir mes netekom žado, nors mūsų vyrukai nepėsti, bet mes netekom žado save ginti. Ir ką jūs manot, ir atsistojo vienas Jakutske, tarp kitko mūsų inžinerinio Jakutijoje dirbančių jau buvo. Ir ten vienas inžinierius, tai jis kaip jau sužinojo, kad mes, jis mus ir pasitiko, su mumis visą laiką maskatavosi, labai, labai puikus žmogus. Ir jis priėjo ir jis taip išdergė tą veikėją. Nu, kitas lėktų po 5 pagalvėm ir jis daugiau nesirodytų. Ir ką jūs manot, ką jis padarė? O mes, nu, kokie jau mes čia tokie turtuoliai, bet mes lauktuvių vis tiek įsidėjom ir mūsų staliukai jau čia buvo vienoj salės pusėje, o kitoj pusėje mes jau būsimą savo vaišę sudėjom ant kelių staliukų, nu ką ten, saldainiukai, sausainiukai, ten tas lele, nu kažkas lietuviškos, skanaus, gardaus. Ir visam, per visus kanalus ten, nežinau, kiek, gal 7 ar kiek kanalai paskelbė, reiškia, kad kas tik nori, prašau, va, susitikit ir tie, kurie ten buvo, ir kurie nebuvo, žodžiu, visi pakviesti buvo. Ir kai baigėm jau mes ten savo šnekeles, kada jakutai mums savo dovanas ir jurtai čia dovanas, mano staliukas taip ir buvo jau jurta pavadintas, jau nešė ten tokius dalykėlius muziejinius, kaip Jakutsko muziejaus direktorė sakė, aš 10 metų prašau to siuvinėto daiktelio iš to laiko, iš tų salų. Ir man netidavė ta Jakutė. Atnešė ir man padėjo ir aš parsivežiau. Žodžiu, nu labai taip nuoširdžiai. Tas veikėjas, salėje jau ten daug tų žmonių buvo, nu bet jau kažkaip padarė, kad tie staliukai kaip ir labiau centre, tokiu pasieniais ratu. Visi nedrįsta, gi nepuola, nu ne badas, ne maras, ne karas. Visi mandagiai dar kol susibūrsim, dar nesivaišina. Vienintelis prie vieno staliuko atsisėdo ir taip, kad tik spėtų, kuo daugiau. Susikišti į burną, o gal ir kišenę. Mes jam nieko nesakėm. Mums buvo taip bjauru. Bet mes buvom tokie laimingi, kad mums nereikėjo jam nieko pasakyti. Žmogus visiškai. Besupratas. Taip, lietuviškas inžinierius, vyrukas pačiam stiprume, bet jis taip puikiai, aš tik galvoju, kad niekas neįrašė. Čia gali, nežinau, taip jis rado ką pasakyti, bet viską jam sukišo tą, ką jis pasakė, jis jam taip sukišo tikrais dalykais, puikiai, kuris žinojo, jis viską tą pasakė, mes būtume droviau, nes save ginti yra droviau sakyti, taip, mes ten mirėm badu nuo atsiprašau, tamstos vaišių, arba iš vis nieko negalėjo pasakyti. Jis taip puikiai pasakė, kad mes ten labai laimingi buvom. Nuo tos skylės, tai ta skylė be galo buvo graudu, nes mūsų vagone viena šeima tai galėjo aukot, nes iš viso vagono tai turėjo visą viršutinę lentyną 4 žmonės, visa likusi dalis buvo lagaminai. Bet neaukojo paklodės, tai mes neturėjom taip kaip draugiškam vagone, jeigu kas turėjo paklodę, nu tai aš pati tą skaičiau. Jeigu moteris ir skylė, tai moteris palaiko paklodę, jeigu vyras, tai vyras palaiko. Čia daugiau gal jau po karo tremtys, bet gal ir prieš karą galėjo kokiam tai vagone būti, bet pas mus to nebuvo ir buvo be galo drovu iki sąmonės netekimo. Mano broliukas, paslikas, be sąmonės guli, atsisako eiti, nežinau kiek ten to laiko, nieko mamytė nepadarė, kol jau galų gale ten kažkaip jau paskui buvo, kad kareivis jau matyt pravėrė duris, tai aš tik žinau, kad mano brolis ant to kareivio po vagono jį ten būtų šovęs, vis tiek būtų šokęs tenai, nes labai yra drovų. Vis tik visi mes iš normalių namų visus mokino
elgtis, nesvarbu, kur tu augai, nesvarbu, kokioje šeimoje, visiems buvo drovu. Ir man tas drovumo jausmas, begaliniai, baisus toks, nežinau. Jau kada iš Altajaus vežė dar tą porą mėnesių į šiaurę, buvo jau laisviau, jau jie puikiai žinojo, čia karas, čia mes jau niekur nebėgsim, jau jeigu vagonas sustojo, tai tu jau gali tenai išeit kažkur čia, kur nors, jau be to reikdavo jau ir tą košę ten kažkaip tai atsinešti, bet ta kelionė labai varginga ir to kelionė jau iš Altajaus jau irgi mirė žmonių. Todėl, kad jau Altajui, badas, viskas, bet vėl pradėjo žolė dėkti, vėl mes pradėjom ant tų lauželių virt, bet to Altajus barakus turėjo. Žiūrint, kur tu tam Altajui, labai didelė dalis. Kodėl tai man pagal mano teoriją atrodo, kad Byske ir aplinkui į tuos kolūkius daugiau stipresnės šeimos buvo, nes mus ten parduodavo vagonais. Išsidėstė, kai ešelonas nuvažiavo, ten prie tų bėgių visas taboras, tada ten darė kratą ir vėl atiminėjo dar, ką turėjo žmogus tokio, ką jiems prasigyvent čia, dabar ir brangiau. Tai gal kas fotoaparatą turėjo, ne visi pro duris ėjo, kad galvoja, kad tave šaudys. Kažkas ėjo, kad tave veža, kažką pasigrėbė. Gal tie vežantieji kažkaip kitaip ten sureagavę buvo. Kiekvieno likimą, tai ką aš pasakoju, tai nėra 100%, nei kiek, nei pusės gal procento nėra, nei 100% dalies. Čia kiekvienai šeimai kaip kitiems ir tėčių neatskyrė. Kitų niekas nenumirė, kitų visi išmirė, niekas negrįžo. Čia tikrai ne etalonas, ką aš jau čia kalbu. Bet žodžiu, kad su tais turėjimais, tai kai pradėjo jau atvažiuoti tie pirkliai pasiimti, išsivežti jau vagoną, reiškia, tai buvo, kad netgi, čia nereiškia, kad jie buvo sotus. Kažkoks vagonas netgi papuolė į Byskę cukraus fabriką. Aišku, nei to cukraus ten matė, nei nieko, bet kažkokius gabalėlius galėjo pavogti to išspaudų, to, kaip ten vadino, žmychas. Tai vis tiek, jeigu tu ten to kieto kažkokios išspaudos, tai tu parėjęs ant savo lauželio ar ant bileko, kažką prasikliurzinsi tenai. Ir kažką tai, kiti vėl, gal ne visi ten galėjo tam kolūkį kažką paimti, bet gal kokį buroką, gal ir bulvę, nežinau ką, gal žolę sodresnę kokią gali ten, kiekvienam kitai buvo. O pas mus buvo daug vaikų ir mes 2 savaitės lijo nesustojančiai šalčiausių lietum. Mano broliukas guli be sąmonės kaip ilgas, visiškai atsijungęs, po 15 minučių kaip iš vagono išlipam. Susmuko, kažkam dar padėjo kažkokius, tai mes kai neturėjom, jis kažkam padėjo išsinešti kažką ir prie to pylimo ir susmuko.